Tai va, vaikai, labai lengva prekiauti. Va, Liepos mėnesį Celestija, tie, aš prekiauju, vienas iš kripto, jis mano mėgstamiausias. Labai paprasta, va, Liepos pradžia. Liepos 1 dieną pradėjau ir einam long čia. Nieko, aš nežinau, kur kaina bus. Aš neprognozuoju, aš tiesiog reaguoju. Nereikia jokių žinių. Žmonės klausia, o kur bus kaina? Aš nežinau, kur bus kaina. Jei kyla dabar, reiškia kils toliau. Jei krenta, reiškia kris toliau. Tokia yra tik tai mano logika. Ir aš dedu stop lossą po kiekvieną žvakutę ir viskas. Čia pirkau. Pakyla, dedu stop lossą čia. Pakyla, dedu stop lossą čia. Pakyla, dedu stop lossą čia. Čia ir keliu taip, kas 4 valandos. Čia yra 4 valandų grafikas. Tai aš tikrinu kainą kas 4 valandas. Kai miegu, biški pramiegu 2 žvakutės, bet nieko baisaus. Kas 4 valandas patikrinu, va, matau žalę žvakutę, keliu stop lossą. Keliu stop lossą. Čia bum raudona, bum iškirto mane. Dėl to pelnas tik toks, 208%. Su 20x leverage. 20x leverage. Nuo rizikuojamos sumos, ne viso akaunto. Tai čia 208% nuo to, ką rizikuoju tame trade. Viso akaunto nedėkit, aišku. Tai viso pelnas per 16 dienų 1208%. Tai va čia jau shortą iš karto. Kai išmuša mane iš longo, einu short. Ir čia buvo praktiškai break-even 0%. Nes aš ėjau short čia kažkur ir po to pakyla, bum, iškart perėjau į longą. Čia net neskaičiuoju irgi break-evenas praktiškai, tai čia šitam rajone 0% padariau. Tada vėl į shortą, kai matau raudoną žvakutę, vėlgi aš jokių gudrybių nenaudoju. Raudona žvakutė, kur jau yra resistansas, viskas, dedu stop lossą čia ir įeinu į shortą. Bum! Kai pamatau žvakutę, pastumiu stop lossą čia. Tada, kai maža žvakutė, nestumiu stop lossą. Palaukiam. Čia tada pastumiu stop lossą. Tada čia. Ir pagaliau jau čia, kai pradėjo kilt, viskas. Uždarom 200% pelno, padarom longą. Čia stop lossas. Toliau einam, čia dedam stop lossą. Bum, iškirto mus. 200% pelno, raudona žvakutė. Čia dedam stop lossą, einam į shortą. Bum, einam vėl tas pats. Vėl iškirto mus. Mūsų stop lossas buvo čia, iškirto šitą žvakutę, 1% pelnas. Čia dedam longą. Bum. Toliau. Laukiam, nieko nevyksta, čia dedam stop lossą, bum, čia dedam, kylam, čia dedam, nieko neįvyko, čia dedam, čia ta šūda, nieko neįvyko, bum, iki pat čia, bum, uždarom, 208% pelnas, čia einam į shortą, bum, shortas mažiukas, bum, iškart iškaita 2% pelnas, bum, einam longą, kodėl einam longą, nes didelė žalia žvakutė, kuri iš karto po raudonos, iškart mes čia dedam stop lossą ir einam. Pakeliam stop lossą čia, bum, čia pakeliam čia, bum, iškirto mumis. Vėl iš short einam, vėl, paprasta juokų darbas. Ir aš čia netrinkau, čia grinai Liepos mėnesio, nuo 1 iki 16, šitą video dabar filmuoju Liepos 16 dieną. Nieko netrinkau, viskas tiesiog paprasta, Tiesiog, jei kyla į žalia žvakutę, viskas, einam long, dedam stop lossą ir keliam po truputį. Į raudoną, dedam stop lossą, vienu žodžiu, primityvų, 0 proto reikalauja. Nežinau, nereikia žinot, kur ta kaina bus, aš nežinau, aš tik reaguoju, kas vyksta. Kas 4 valandos reaguoju, kas vyksta. Pažiūriu, čia dedam stop lossą, einam long. Tada čia maža žvakutė, nenugalėjo to žalios, nieko nedarom. Stop lossas toliau čia. Ir kai bum, pakyla vėl, pakeliam stop lossą iki čia. Tada laukiam toliau ir taip toliau. Ir čia primityviai. Nereikalauja jokių protų, ir kiek pasidarėm, 1280% per 16 dienų. To, ką rizikuojame. Tai jeigu rizikuojam, tarkim, 1000 eurų per traidą, akauntas tada turi būti didesnis, mažiausiai koks 10 000, bet jei rizikuojam 1000 per traidą, tai pasidarėm kiek. Patys paskaičiuokite. 12 800 eurų per 16 dienų, rizikuodami 1000 per traidą, per vieną traidą. Ir aš tik vieną traidą turiu vienu metu. Viskas. Ir kas 4 valandas 20 sekundžių patikrint kainą ir pakeisti ar pakelti stop lossą ir taip toliau. Ir viskas. Su 20x leverage, tai brokeris turi duoti 20x leverage, aš naudoju MaxC,
Fees yra žiauriai maži, beveik nuliniai fees yra praktiškai, tai nieko man fees nenuima, po to mokesčiai, aišku, pareina nuo pelno, bet čia jau kitas klausimas. Tai va, paprasta.